Sveiki, esu Alesė Sapagovo-Kutkienė iš Bliubridžo, pardavimų vadovė ir jau dirbu iš tiesų pakankamai ilgai tam, kad galėčiau sakyti, kad jau galiu dalintis patarimais. Ir šiandieną labai džiaugiuosi, kad šalia manęs yra Žygimantas Kočius, su irgi labai dar didesnė patirtimi savo srityje ir pradirbęs tokiose kompanijose kaip Nasdaqas, didelėse lietuviškose mūsų grupėse, Topo grupė, Akme, Maxima. Tai iš tiesų pagal esamą patirtį ir jo ir mano pabandysim padėti jums susidėlioti, o kaipgi ruoštis tiekėjo pasirinkimui. Aplinkybių tų iš tiesų gyvenime yra įvairių, arba keičiam tiekėją, arba startuojam visiškai nuo nulio. Tai reiškia, kažkada tai prireikia pagalbos iš šalies. Tai Žygi, jeigu galima į tave taip kreiptis, kad būtų paprastesnis bendravimas mūsų. Kaip tu galvoji, nuo ko apskritai prasideda, jeigu šiek tiek skaidant, net kai yra naujo tiekėjo paieška ir jau kai esamo yra galbūt svarstymas keitimą? Taip, tai sveiki visi. Taip, tai aš gal pradėsiu nuo naujo tiekėjo. Dažniausiai mes pradedame ieškoti tiekėjo tada, kai matome, kad su esamais resursais įmonėje negalima pasiekti norimų rezultatų. Tai tada eini į rinką, žiūri, kas toj konkrečioj srityje dirba, pasidarai konkursą, na ir tai pasirenki tiekėją. Kitas atvejis yra, kai tu keiti tiekėją. Na, čia yra jau kur kas įdomesnė situacija, nes šiaip savo tiekėjo keisti tikėtina, kad tu to nedarysi. Nebent atėjęs naujas kažkoks žaidėjas, tau siūlys kažkokius tai labai pigius planus ar kažkokius bonusus, bet ant šitų kabliukų vėlgi nereikėtų pasimauti. Tai dažniausiai esamo tiekėjo keitimą mes inicijuodavome tada, kai būdavom nepatenkinti jo paslaugomis. Ir tas atsiranda ne per vieną naktį. Kaip ir kiekvienas žmogus, įmonės tiekėjai taip pat gali klysti. Ne? Ir viskas su tuo yra ok. Bet esminis dalykas šitoje situacijoje yra tas, kad iš tų klaidų, kurios buvo padarytos, reikia mokytis. Jeigu tiekėjas esamas nepasitaisė, nepasimokė, na tada jau kyla klausimas, ar čia tikrai teisingas tiekėjas, ar man visgi nereikėtų eiti į rinką ir pasidairyti, o gal aš galiu surasti geresnį tiekėją. Tai pagrindinis kriterijus tai reiškia visgi kokybė, ne? Kad kažkurio metu jau nebetenkina. Taip, visi galvoja, kad tai yra kaina, bet visada reikia įskaičiuoti tokius dalykus kaip migravimo kaštai, kiti kaštai, kurie atsiranda keičiant tiekėją. Tai šitoj vietoj tikrai nereikėtų pasimauti ant tos paskutinės biudžeto eilutės. O kaip tu manai, kad vis viena, kaip ir tu sakai, yra žmogiška padaryti klaidą, vieną, galbūt antrą, kur ta tolerancija? Kadangi vis viena su tiekėju dirbama greičiausiai ne vienus metus ir santykiai susiformuoja, kaip tu manai, kiek galima tų klaidų toleruoti? Arba kokio dydžio tos klaidos turėtų būti, kurios lemia jau tavo sprendimą, o tai gal reikia pasidairyti? Dažniausiai organizacijos skaičiuoja klaidas neuždirbtų pelnu arba apyvartą. Tai jeigu dėl tiekėjo klaidos mes negalėjome prekiauti ar atlikti kitų įmoniai svarbių veiksnių, na va čia ir nuo šito momento ir yra skaičiuojama, kiek tiekėjas yra pajėgus tą problemą ištaisyti, kad jinai nesikartotų ateityje. Tai žinoma, elementarūs dalykai, jie gali kartotis kiekvieną dieną. Nu, to taip nebūna, kad kiekvieną dieną būtų klaidos. Bet didelių incidentų pas kokybiškai pasirinktą tiekėją tiesiog jų būna 1-2 per metus. Tai yra nedaugiau.
Tai viena dalis tai yra kokybė arba tos klaidos vadinamosios, kažkas tai įvyksta, o antroji dalis technologinė pažanga. Tai ar teko savo patirtį turėti tuo atveju, kada reikėjo keisti tiekėją dėl to, kad neperformino tiesiog, elementariai neperformino esamas? Tikrai taip. Turėjome ir tokių atvejų. Esminis dalykas buvo tas, kad aš sakyčiau, negirdėjo tiekėjas, ko mes norime iš jo. Jeigu, sakykime, tų klaidų gal nebuvo labai didžiulis kiekis, bet mes taip pat norėjome vystytis, norėjome judėti į priekį, o tiekėjas mūsų negirdėjo, jis vis sakydavo, kad taip neveiks, šitaip neveiks. Jau mes ateidavom su sprendimais, arba siūlymais tiksliau, o ne sprendimais. Ir tiekėjas jų tiesiog nepriimdamas, atsakydamas, kad taip neveiks. Pakeitus tiekėją supratom, kad viskas veikia. Ir visgi taip, kaip mes siūlėme, mes buvome teisūs. Tai įsiklausimas, prašau atkreipti dėmesį tiekėjams visiems, įsiklausimas į kliento poreikį, į jo skaudamą tą vietą yra vienas iš tokių pamatinių matomai dalykų, nuo ko startuojama toliau pokalbis. Alesė, turbūt esminis dar vienas dalykas yra tas, kad ne tik tai į esamą situaciją įsiklausimas, bet iš tiekėjo aš tikiuosi vizijos kažkokios tai piešimo. Kaip padaryti, kad būtų geriau. Nes mes su ribotais savo įmonės resursais ne visada galime matyti, kokie yra naujausi technologiniai trendai. Tuo tarpu didelis tiekėjas, jis verda šituose vandenyse ir jisai tikrai geriau žino, ką galėtų pasiūlyti klientui. Tai šitoj vietoj aš kaip CIO nušaunu kelis zuikius. Tai ne tik tai, kad gaunu kokybę iš to tiekėjo, bet tiekėjas man tampa kaip partneris, kuris padeda vystytis organizacijai į priekį. Susikalbėjimas ypatingai svarbus. Visiškai. Vienareikšmiškai. Tai kadangi šiandien noras yra pasidalinti arba greblys, arba kaip tik labai pasiteisinusiais sprendimais, arba ta kelionė nuo to sprendimo priėmimo, tai kad jau keičiam tiekėją, tai jeigu jau priėmėt IT skyriuje sprendimą tokį, kaip vyksta organizacijos viduje tolimesnis kelias? Bet kokiu atveju, tai ir dažniausiai mes kalbame apie pakankamai apčiuopiamas sumas, kur IT vadovas vienas negali nuspręsti, ar keisti ar ne. Tokiu atveju reikalinga surinkti medžiagą, reikia surinkti ir konkurentų pasiūlymus, eiti į valdybą dažniausiai, pristatyti valdyboj, kiekvieno tiekėjo pristatyti už ir prieš, kodėl aš rinkčiausi arba nesirinkčiau šito tiekėjo. Žinoma, būna apžvelgiama ir kaina, bet noriu pasakyti, kad jinai nebūna dažniausiai esminis taškas. Nes organizacija, kuri vertina savo reputaciją, kylančias rizikas, jinai visada atsižvelgs pirmai šitas dvi dalis ir tik tai trečioji vietoje turėtų būti kaina. Tai valdyboje apsiginė, dažniausiai aš padarau namų darbus. Aš stengiuosi su valdybos nariais įeiti į kontaktus. Aš jiems pristatau prieš valdybas, ar ten po vieną pasigauni, ar ten kelis iš karto pasigauni. Pasakai, kur yra didžiausios problemos. Tada ginantis valdyboje tau yra žymiai paprasčiau tą padaryti, nes pirmas dalykas, valdyba jau yra girdėjusi šitą informaciją ir labai dažnai būna, kad tu gauni bent vieną ar keli žmonės iš valdybos kaip tavo evangelistus.
Jie tau padeda stumti šitą projektą. Tai manau, kad tai yra tikrai nauda organizacijai, palaiminimas keliauja iš aukščiausio organo, sakykime taip. Ir dažniausiai toks projektas eina po padidinamuoju stiklu. Projekto eigoje tu turi atsiskaitinėti, kaip tau sekasi. Na ir taip judi į priekį, kol galų gale pakeiti tiekėją. Čia vat gerą mintį išgirdau, kad ieškoti vidinių ambasadorių. Žinoma. Kitaip tariant, padaryti namų darbus dar iki apsigynimo, apšildyti žmonės, paruošti ir pasitikrinti galiausiai, kaip priims tą žinią, tam, kad tu iš karto ten nežinau, kiek sprendėjų negautum. Tai iš tiesų labai gera strategija, tai vieną iš patarimų tikrai galite pasižymėti ir taikyti. Tai kai sprendimas jau priimamas valdyboje, kad taip keisti. Kitas šiek tiek gal žingsnis atgal truputėlį, tai yra pačio tiekėjo pasirinkimas. Nes vienas dalykas tai yra pačio pokyčio patvirtinimas, antras tai yra, o su kuogi aš eisiu pakeliui. Tai jeigu kalbėti, išgirdau vertinamuosius tuos kriterijus, kaip ir tu sakai, tas reputacija, ta kokybė darbo arba iš anksčiau minėtas tas atsiliepimas, kaip vertinamas tas tiekėjas ir šalia yra kaina. Jeigu žiūrėti visgi tas iš skirtingų tų patirčių, kada tie svertai keičiasi, tarkim, kada gali iššauti kainą į pirmą vietą, kada ta reputacija iššauna į pirmą vietą arba kokybė. Ar yra nusistovėjusi visgi tam tikra pozicija jau tarp šitų trijų kriterijų? Kai tu esi mažas, tai tikėtina, kad tu galėsi pasirinkti UAB 2 kleveliai tipo įmonę, kuri prižiūrės tavo ar infrastruktūrą, ar teiks kitas paslaugas. Viskas su tuo yra ok. Bet kuo tu esi didesnis rinkoje, kuo didesnės įmonės pajamos, tuo labiau tau pradeda rūpėti įmonės reputacija, klientų patirtis ir visos kylančios rizikos. Tai šitoje vietoje kompleksiškumas didėja, kai įmonė auga. Tai kaip mūsų atveju mes rinkomės tiekėją, tai yra ganėtinai paprastas kelias. Lietuvoje mes neturime daug IT tiekėjų. Tiksliau, jų yra nemažai, bet tokių, kurie gali dirbti su didelėmis įmonėmis, tikrai nėra labai daug. Kitas dalykas yra reputacija to paties tiekėjo. Jeigu aš priklausausi jau LT klubui, Lietuvos IT vadovų klubui, ir mes dalinamės patirtimi tiek apie tiekėjus, tiek apie kitus dalykus. Tai jeigu aš išgirstu iš kitų savo kolegų, kad žiūrėk, šičia yra ganėtinai rizikinga su šitu tiekėju dirbti, tikėtina, kad aš nenešiu į valdybą teikimo pasirinkti tokį tiekėją. Na ir esminis dalykas turbūt. Tu susirenki visą informaciją apie galimus tiekėjus, dažniausiai tai bus 3, 4, retais atvejais 5 tiekėjai. Pasidarai lentelę, rizikų vertinimo įvairių, kompetencijų, ką tas tiekėjas gali tau duoti kaip klientui. Na ir apatinė eilutė toje lentelėje dažniausiai laimi, bet ta apatinė eilutė nėra piniginė išraiška išreikšta. Tai yra bendras paketas to, ką gali duoti naujas tiekėjas palyginus su esamu. Nes jeigu tu pamatai, gali būti ir toks atvejis, kad tu esi nelabai patenkintas dabartiniu tiekėju, bet padaręs tokį konkursą, tu pamatysi, kad geresnio nėra. Tai tada reikia grįžti vėl pas tą tiekėją, tikėtina, kad susirašyti naujus SLA-jus, susirašyti naujas sutartis ir dirbti taip. Yra ir toksai kelias.
Kitaip tariant, konkurso pagalba šiek tiek pasigerinti sąlygas, kaip ir irgi toks viena iš Aš sakyčiau, nepasigerinti sąlygas, o labiau apibriežti įsipareigojimus šalių. Nes tokie kontraktai tarp didelio kliento ir didelio tiekėjo, mano vertinimu, turi būti win-win situacija. Neturi iš pasirašymo išeiti vienas pralaimėjęs. Mes turim teikti vertę vienas kitam ir būti naudingi vienas kitam. Kitu atveju susikalbėjimo, pasitikėjimo tikrai nebus. Man labai patiko pradžioje tavo pasakyta partnerystė. Partnerystė tuo ir paremta pasitikėjimu ir tikėjimu, kad kartu galima kažką nuveikti geriau. Tai tikrai sutinku. Neslėpsiu, šitam etape, kada vyksta tiekėjo pasirinkimas, kaip ir tu sakai, būna ir tokiu atveju, kada renkasi esamą pasilikti, dėl to, kad kažkas nepasiūlo geriau. Tik tai iš mano patirties yra ir tokiu atveju, kada šitame etape sustoja dėl baimių arba dėl tų įvardintų rizikų, kurios vėlgi nori, nenori, be emocijos jos nebūna. Tai reiškia, gal sukonkretinsiu, kad būtų aiškiau, tai tokiu atveju tiesiog tiekėjo keitimas, tai reiškia, organizacijos viduje atsiranda nauji kontaktai, nauji žmonės, tikėtina naujos sistemos, su kuriamis reikės dirbti. Ir esminis momentas, jeigu mes kalbame apie migraciją infrastruktūros pačios, tai yra serverių, informacinių sistemų, kritinių sistemų, tai reiškia galimi downtime'ai. Ir va čia, kai įvertina IT vadovas savo užduotį, kad sistemos būtų visada pasiekiamas arba maksimaliai pasiekiamas, aš matau, kad išsigąsta tiesiog tų galimų rizikų, kad kažkas tai nepasiseks. Ir labai gaila, esu turėjus ne vieną atvejį, kada nesiryžo keisti tiekėjo, nors visus kriterijus keitimui buvo jau atsižymėjęs, kad taip, reikėtų tai daryti. Kaip tu elgtumės tokioje situacijoje arba ką tu patartum, nes tu perlipi jau tą laiptelį, tai reiškia, va, kaip ir sakai, įsivardinu rizikas ir tada greičiausiai įsivardinu, o tai kaip aš jas valdysiu. Gal galėtum duoti patarimų, kaip šitoje situacijoje elgtis? Na, man ta baimė, kad nepavyks, tai yra nurkas. Nepavyks. Iš pirmo karto nepavyks, iš antro karto pavyks. Čia yra pats blogiausias dalykas, kas gali atsitikti, mano vertinimu. Bet kad taip neatsitiktų, tai migruojant infrastruktūrą ypatingai, darykite testavimus. Darykite testavimus, pasidarykite labai detalų projekto planą. Pirmą kartą testuojant tikėtina, kad jūs susidursite su begalė problemų. Neveikia tas, neveikia anas, nespėjome pasileisti per numatytą laiką, antrą kartą bus geriau, trečią kartą padarysit. Mes Nasdaq'e migravome visą savaitgalį ir mes tikrai nebūtumėm padarę tokio darbo, jeigu prieš tai 2 kartus nebūtumėm darę pilno testo, kas reiškia, kad 2 savaitgalius prieš tai mano komanda visa dirbo ir būtent testavosi, praeidinėjo kiekvieną žingsnį ir tik tai taip mes pasiekėme galutinį rezultatą. Nes taip kaip programinėje įrangoje vyksta be galo daug testavimų, taip ir infrastruktūros migracijoje, kito kelio nėra. Nes aprašyti visko neįmanoma, tikrai būna pamiršti tam tikri žingsneliai. Jie gali būti be galo maži, bet tuo pačiu jie gali būti be galo svarbus. Ir neįvykdžius to žingsnelio, tau griūva visi kiti keliai į priekį. Tai testuok ir tada pasileisk. Testuok. Trečią kartą kerpam. Patarlė ne veltui. Tikrai taip.
Supratau. Tikrai pilnai pritariu, nes ir BlueBridge labai didelis fokusas būtent į migracijos planus, sovų rašymus, įvertinus kiekvieną žingsnį, kiekvieno žingsnio galima pasiekmę tam, kad būtų tie scenarijai B, o kartais reikalingi ir C scenarijai tam, kad tu galėtum valdyti situaciją. Ir tikrai pritariu tam požiūriui, kad o kas gali nutikti, nes iš tiesų, kada emocija nurimsta, tada, kada tu savo įvardini, o tai kas blogiausia gali nutikti. Aš šitoje vietoje dar netgi kitaip pasakysiu, o kas bus, jeigu tu nemigruosi? Galų gale tavo infrastruktūrą kažkada reikės bet kokiu atveju keisti. Tai tokią pačią migraciją tu vis tiek turėsi atlikti. Tai jeigu tu šiandien bijai, kaip tu gali nebijoti ateityje. Tai tiesiog pasiryškite ir darykite. Taip, Beatos Nicholson yra pasidaro dalykai darimo būdu. Tai čia, matomai, reikia tikrai taikyti tiesiogiai šitą posakį. O jeigu žiūrėti iš migracijų, kokias tu turėjai, vis viena tas rizikas tu nusimatai, įsivardini, bet greičiausiai būna to tokių nenumatytų, nesugalvotų variantų. Ar turėjai kažkokių kuriozinių atvejų, kuriais galėtum pasidalinti, o galbūt jie ne kurioziniai, o labai rimti, į ką reikėtų irgi atsižvelgti? Buvo tikrai nemažai tokių atvejų ir galėčiau paminėti vieną, kai mes permigravome iš 6 duomenų centrų Baltijos šalyse į 2 duomenų centrus Švedijoje. Padarėm tą go live, viskas atrodo veikia ir vieną dieną aš važiuoju į ofisą ir gaunu skambutį, kad, sako, Žygi, mūsų sistemos kažkaip nepasiekiamos. Nu, sakau, gerai, tvarkoj, atidarykite incidento skambutį, sukvieskite visus reikalingus resursus, aš taip pat pasijungsiu. Tai yra standartinė procedūra major incidento valdymo. Tuo tarpu, besirenkant žmonėm, aš jau pasiekiu ofisą, pakylu į ofiso patalpas ir matau kažkokį tokį nenatūralų sujudimą. Visi išsigandę baltais veidais, sakau, kas čia jau taip blogo atsitiko. Ir man praneša, Žygi, mūsų duomenų centre buvo gaisras. Nieko savo. Okay. Tokio dalyko nesuplanuosiu. Viskas tvarkoj. Kai įvyksta duomenų centre gaisras, uždaromos automatiškai duris, purškiamos dujos, kad užgesinti duomenų centro gaisrą. Įeiti galima tik tai po pusvalandžio. Na tai mes tam skambutyje laukiam tą pusvalandį, nes tos dujos yra ganėtinai nuodingos. Įeina mūsų technikai į duomenų centrą, žiūri, kur buvo tas gaisras, o gaisro nebuvo. Tai pasirodo, kad netyčia darbininkai iš vakaro buvo su karučiu paspaudė avarinį gaisro signalą ir jis įsijungė tik tai kitos dienos ryte. Bet čia nėra didžiausia problema, nes mes bandom pakelti mūsų serverius, o jie nepakyla. Po kurio laiko paaiškėjo, kad visi kietieji diskai yra nusmigę. Jie yra sugadinti. Ir nesuprantam, kam reikalas. Po kurio laiko paaiškėjo, kad kai yra iš tų pučiamos dujos gesinimo, pūtimas sukelia tokį garsą, kad visi kietieji diskai sugenda. Tai tam duomenų centre tą dieną mes praradome virš 300 fizinių serverių, kuriuose buvo dar tais laikais SSD diskai dar nebuvo labai populiarūs ir labai brangus beje. Tai mes diegiamės paprastus HDD diskus arba kitokius serverinius, bet iš karto po tokio atvejo tikrai mes pakeitėm visus kietuosius diskus į SSD. Na ir
atsakant į klausimą, ar gali suplanuoti tokį atvejį, tikrai negali. Nes ištestuoti tą dujų pūtimą galima, bet vienas purkštelėjimas tas kainuoja 50 000 eurų. Nieko savo. Nieko savo. Tai vat toks atvejis man labai smarkiai įsirėžė į atmintį, aš jį daugam pasakoju ir tiesą sakant, sunku yra patikėti, kad įvykių seka taip gali padaryti, bet mes tikrai turėjom labai ilgą laiką, kol mes atstatėme savo infrastruktūrą. Tai čia tie atvejai, kada ir sakom, kad taip, dalis yra, didžioji dalis tai yra pasiruošimas, labai atsakingas pasiruošimas, detalūs planai, rizikos išsakomas, bet kropelytė lieka būtent tokiems atvejams, kurie tu niekaip kitaip nenumatysi. Bet vėlgi, jeigu tu savo garsiai pasakysi, kad taip, gali išlysti kažkas, ko aš galiu visiškai nekontroliuoti, tai gal tada ramybė ir atsiranda, kai nuo tavęs jau nebepriklausomi dalykai ateina, tu tiesiog juos priimi ir tvarkaisi taip, kaip reikėtų tą akimirką. Na, visas mūsų gyvenimas yra netikėtumai, ne? Tai tu gali labai daug ką susiplanuoti, bet važiuok, eisi, nukris plyta ir viso gero. Čia blogiausia scenarijumi, bet mūsų darbėgiai irgi, tie netikėtumai tiesiog, aš sakyčiau, puošia mūsų buitį ir stiprina mus kaip profesionalus. Čia šiuo atveju buvo, kaip ir sakai, tobulinimas, perėjimas nuo vieno tipo diskų prie kito per blogąją tą patirtį, arba ta migracija vėlgi lėmė kažkokius kitus pasirinkimus. Galime pasidžiaugti mūsų paskutinę migraciją, kuri iš tiesų būtent didelio darbo dėka, jį įvyko sėkmingai. Norisi išgirsti iš tavęs, kaip stebėtojo to iš šalies nuo pat pirmo kontakto, kaip Blue Bridge'as buvo pakviestas dalyvauti konkurse. Kaip tu manai, kur tos vietos buvo tau svarbiausios, kas lėmė pasirinkimą, kad galutiniam etape aš einu pakeliui kartu su šia kompanija? Na, pirmas dalykas, kad nors mano patirtis IT yra daugiau negu 25 metai, aš nesu, sakykime, labai stiprus serverių administravime arba toje pačioje geležyje. Nesu inžinierius. Aš turiu bendrus pagrindus, bet taip giliai niekada nelendu. Tai šitoj vietoj jūs man buvot kaip partneris, proaktyvus partneris, kuris padėjo susivokti, o kas čia mums gresia, ką mes turėtumėm daryti. Tai jūs buvote tie, kurie pasiūlė vedimą už rankutės, nes mūsų organizacijoje tuo metu mes neturėjome nei vieno administratoriaus. Kas tai reiškia, kad tu tiesiog pripažįsti, kad tų kompetencijų, kurios yra reikalingos atlikti šitą darbą, mes neturime. Dėl to tu neturi kito varianto, kaip pasikliauti ateinančių partnerių. Ir mane, sakykime, tikrai užbūrė jūsų atveju būtent proaktyvumas, domėjimasis, o kągi mes čia norime padaryti ir kartais netgi pamokymas, žiūrėkit, kodėl jūs norite šitaip daryti, jeigu dabar žmonės arba organizacijos daro taip. Naujas būdas yra toks. Tai vat tas švietimas manęs ir mano darbuotojų buvo tikrai neįkainojamas ir manau, kad visi dalyvavę šitame projekte tikrai įgijo tikrai naujų kompetencijų, įskaitant ir mane. Labai džiugu. Pabaigai apskritai, kas yra sėkmė? Kas yra sėkmė pasirenkant tiekėją? Ir čia jau nebesvarbu, ar tu keiti jį, ar tu pirmą kartą turi patirtį su tiekėju, bet kaip priėmi sprendimą, kaip tu gali pamatuoti, kad tai buvo pats geriausias sprendimas?
Tai sėkmė tai yra labai paprastai, kai po migracijos tavęs niekas neatleidžia iš darbo. Nes jeigu atleido, tai supras, kad kažkas įvyko ne taip, kaip buvo tikėtasi. Ne? Na čia juokaujant. Na, o sėkmė. Mūsųgi atveju, kai mes migravome pas jūs, iš karto greitis atsirado, nes mes turėjome problemų su greitaveika. Permigravus į naujesnę infrastruktūrą, natūralu, kad visi procesai pradėjo suktis greičiau. Jeigu mes tam tikrus dalykus sukdavome per 12 valandų, tai čia susisukdavo per 3, o kartais netgi dar greičiau. Tai pirmas keletas dienų mums atrodė, kad kas čia atsitiko. Tu nespėji paleisti kažkokio proceso ir žiūri, kad jis jau yra atliktas. Kitas dalykas, kas be galo nustebino, kad mes neturėjom nei vieno didesnio incidento. Taip, mažų dalykėlių buvo, bet jie yra tokie niekingi palyginus su visa projekto apimtimi, kad tiesiog ryte atėjom, susitvarkėm ir viskas. Tai aš to nevertinčiau tikrai kaip didelio incidento. Na ir sakau, tas pasirengimas projektui, dokumentacijos parengimas, testavimai, man padarė didžiulį įspūdį. Ir sėkmė ta, kad naktį įvyko migracija, ryte, tiesa, kitą rytą, nes mes vieną rytą praleidom, kitą rytą susisuko visi mūsų BI-aus reportai ir taip toliau ir panašiai, kurie ima informaciją iš visų susijusių sistemų. Mes pagal BI-aus reportus galėjome matuoti, kaip sėkmingai mums sekėsi migruoti. Labai džiugu. Džiugu, kad tokie rezultatai ir labai juntami ir apčiopiami. Tai labai smagu juos fiksuoti. Tai šiandieną mūsų tikslas buvo pasidalinti tą patirtimį iš abiejų šalių. Mano toks pastebėjimas, ką ir Žygis sako, labai svarbu pakalbėti ne tik tai apie serverius, bet pakalbėti apie tai, o kaipgi verslas veikia, kas yra verslui svarbu, kas yra kritiško, kur daugiausiai vartotojai dalyvauja, kad galima būtų valdyti šitą pokytį, o galutinis visiems tai yra žmogus. Ir jeigu jam pasakyta, kad kažkas tai keisis, tai jis priims pokytį teigiamai tik tada, kada pajus tiesiogiai savo naudą. Visiškai. Tai va čia šitoj vietoje labai svarbu ir labai džiugu, kai rezultate baigėsi tuo, kad galutinis žmogus, kuris dirba su sistema, nauja sistema, naujoje vietoje ar su kažkokiu tai pokyčiu, jis gali pasakyti, taip, man šiandieną, nuo šiandien geriau. O ką iš savo pusės ir palinkėsiu, kad kai jūs kalbate su tiekėju, tam, kad jūs jaustumėtės ramus ir daugiau informacijos galėtumėt pateikti, tikrai rekomenduoju pasirašyti konfidencialumą, o svarbiausia tai yra dalintis informaciją. Tai kai tiekėjas žino šitos procesus daugiau, o ne vien tik tai gauna serverių sąrašą, tai patikėkit, jis daugiau ir žvalgų gali duoti ir kartu galite diskusijų metu prieiti prie tų rizikų, galiausiai išryškėja tada ir baimės, ir kurias galima po to ir sukontroliuoti būtent dėl to, kad, kaip minėjo, atsiranda veiksmai. O ką darom, kaip tai valdom ir panašiai. Atsirinkimo kriterijus girdėjot, Žygis pasidalino savo, kurie jam veikia, pabandykite įsivardinti savo, kurie jums svarbiausi. Dėliokit prioritetus, kuris turi didžiausią svorį, bet aišku, galvokite visada per savo prizmę, kokią vertę jums atneš. Kad ir kaip bebūtų, tiekėjas dažnu atveju ateina ne vieną mėnesį, tai yra ilgalaikis darbas kartu, tai va ta tikroji partnerystė. Ir su tuo požiūriu linkiu ir pagalvoti, o tai kurie tie svertai atsiranda pirmoje vietoje, kurie antroje vietoje ir kurie yra trečioje. Tai ačiū tau labai. Ačiū už kad esi čia ir esam abu kartu čia ir džiaugiamės šitais visais rezultatais ir galime pasidalinti su kitais.
Ačiū. Ačiū.